Labas. Jau nemažai naujienų buvo paskelbta šią temą, kad pavyko identifikuoti eilinę egzoplanetą. Mano studentai prieš mėnesį yra parengę kelis pranešimus apie skirtingus egzoplanetų paieškos būdus. Tai yra ir tranzito metodas, Doplerio poslinkis arba kitaip vadinamasis radialinio greičio metodas, tiesioginis vaizdinimas. Tačiau vieną iš metodų jie visgi praleido ir aš nusprendžiau, kad skirsiu tam šią trumpą fizikos paskaitą. Nes šį kartą aš pakalbėsiu apie tai, ką nuveikė mano kolegos iš fizikos fakulteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto. Nes straipsnis yra ganėtinai šviežias, šiemet pasirodęs ir tai tikras įspūdingas žingsnis ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniu mastu. Todėl ir kalbame apie tai. Įprasti metodai dažnai remiasi šviesos sumažėjimu, kai planeta praskrieja priešais žvaigždę, arba labai tikslių žvaigždės judėjimo matavimu, kai jie traukia aplink besisukantį planetą. Tačiau mikrolęšio metodas yra visiškai kitoks. Jis reikalauja išmanymo, jis reikalauja kantrybės ir šiek tiek kosminės sėkmės. Reikia, kad vienoje linijoje išsidėstytų žvaigždė, kur yra šaltinis, ir lėšiojantis objektas. O tada atrasti tą vieną įdomų signalą tarp daugybės klaidinančių reiškinių. Nes net 90% žvaigždžių šviesos pokyčių yra paprasčiausios pulsacijos, o ne mikrolęšis. Taigi, gravitacinis mikrolęšis, kas tai yra? Tai yra itin retas reiškinys. Dar 20-ojo amžiaus pradžioje jį numatė ne kas kitas, o pats Albertas Einšteinas. Toks reiškinys įvyksta, kai masyvus kūnas trumpam praeina tiesiai tarp mūsų ir tolimesnės žvaigždės. Tada šviesa sustiprėja, tarsi nematomas kosminis didinamasis stiklas akimirkai būtų pastatytas tarp mūsų ir tolimosios žvaigždės. Astronomai būtent tokio laikino šviesos mirktelėjimo ir ieško. Gravitacinio lęšio egzistavimą numatė Alberto Einšteino sukurta bendroji reliatyvumo teorija. Šis terminas reiškia didelės masės kūno ar kūnų, tokių kaip žvaigždžių spiečiai, galaktikos, gravitacinį lauką. Tam tikromis sąlygomis veikianti kaip lęšis ir fokusuojanti tolimo šaltinio spindulius. Esmė ta, kad šviesą iš tolimo objekto išlenkia arčiau Žemės esantis masyvus objektas, pavyzdžiui, didelė galaktika. Dėl to, kad tokio objekto gravitacija, remiantis Einšteino teorija, išlenkia patį erdvėlaikį aplink save. Kartais iš tolimos galaktikos išlenkta šviesa įgauna žiedo aplink arti esančią galaktiką formą. Ir šis reiškinys buvo pavadintas Einšteino žiedu. Vat terminas gravitacinis mikrolęšis, tas pats fizikinis principas, nes gravitacija veikia kaip lęšis, bet objektai yra žymiai mažesni. Kalba eina apie žvaigždes ir apie planetas. Gravitacinis mikrolęšis atsiranda, kai žvaigždė ar kitas masyvus kūnas atsidūrė tiksliai linijoje kitos tolimesnės žvaigždės atžvilgiu. Tokio praėjimo metu, priklausomai nuo visų kūnų dinamikos, tolimos žvaigždės spindesis kelioms dienoms ar savaitėms, o kartais netgi metams sustiprėja. Pagal tai, kaip keičiasi žvaigždės spindesis, pritaikius matematinius modelius, sužinoma nematomo kūno masė. Tai ir yra gamtos užkoduotas gravitacinio lęšio ar mikrolęšio žavesys, kai nematomas kūnas tarsi tampa matomas. Pritaikius fizikos dėsnius galima tą kūną netgi pasverti. Ir iš signalo galima pasakyti, ar žvaigždė turi egzoplanetą, kuri orbituoja aplink ją ar ne. Kai mikrolęšis sukelia vien tik žvaigždė, žvaigždės, kurią stebime šviesis, lėtai ir simetriškai didėja. Jis pasiekia savo maksimumą ir tada taip pat simetriškai mažėja. Tai gaunant gražią taisyklingą vienos viršūnės tokią kupolo formą. Tačiau, jeigu prie to žvaigždės, kurią stebit, yra planeta, ji prideda savo mažą gravitacinį efektą. Tada šviesio kreivėje atsiranda staigus trumpas šuoliukas. Įsivaizduokit, kad per padidinamą į stiklą žiūrite į žvakę. Jei ant stiklo trumpam užkris mažas rasos lašelis, vaizdas sekundę sutrūkčios. Žinodami, kad vaizdas pasikeitė, jūs galite pasakyti, koks tas lašelis buvo. Tai tas lašelis bus tarsi planeta.
Taigi, ką padarė mano kolegos? Kolegos analizavo Europos kosmoso agentūros Gaia teleskopo duomenis ir papildė juos antžeminiais stebėjimais. Čia puikiai pasitarnavo ir Vilniaus universiteto Molėtų astronomijos teleskopai. Reiškinys leidęs identifikuoti planetą AT2021 UEYB pirmą kartą pastebėtas dar 2021 metais. Tai yra dujų milžinė už 3262 šviesmečių. Jos masė yra apie 1/30 Jupiterio masės. Orbitos periodas siekia net 4170 dienų. Taigi ši planeta yra atrasta labai toli nuo savo žvaigždės ir jai reikia apie 11 metų, kad apskrietų savąją žvaigždę. Jis skrieja aplink M tipo nykštukę, kuri yra maža, vėsi žvaigždė. Aišku, iki šiol daugiausia mikrolęšio efektų aptinkama galaktikos centre ir diske, kur žvaigždžių tankis yra didžiausias, tačiau ši planeta yra aptikta galaktikos aureolėje, kuri yra gerokai toliau nuo centrinio regiono. Tai vos trečia tokia planeta istorijoje rasta taip toli nuo mūsų galaktikos centro. Nes centre daugiau žvaigždžių ir didesnis jų tankis. O kai žvaigždžių tankis yra didesnė tikimybė, kad kažkas kažką užstos ir turėsim tą gravitacinį mikrolęšio efektą. Kodėl tai svarbu? Nuo pirmosios egzoplanetos atradimo 1995 metais iki šios dienos jau patvirtinta beveik 6000 egzoplanetų. Atrodytų daug, tačiau juk paukščių take yra apie 200 milijardų žvaigždžių. Tai yra, mes vis dar tik brėžiame pirmą egzoplanetų žemėlapio kontūrą. Mikrolęšio metodas išsiskiria tuo, kad leidžia aptikti net tai, kas yra nematoma, tamsius kūnus, pavyzdžiui, juodasias skyles, silpnai šviečiančius objektus, atokias sistemas. Jeigu visą galimą paukščių tako masę sudėtumėt į vieną skalę, tai matomoji dalis sudarytų maždaug 10%, o likusi dalis yra paslėpta. Ir mikrolęšiai padeda praskleisti šį kosmoso šydą. Kaip patys autoriai mėgsta sakyti, kitų metodų darbas tarsi su didinamoju stiklu žiūrėti vieną dangaus tašką ir stebėti, ar kas nors ten juda, o mikrolęšio atveju tu tarsi matai tik šešėlį. Tai yra tarsi paukštis, kuris praskrenda pro šalį. Jo paties tu nepastebi, tik šešėlio blyksnį. Bet iš to gali spręsti, ar tai žvirblys, ar gulbė, kokiu atstumu, kokiu greičiu judėjo. Tai mokslas, kuriame iš nematymo gimsta žinojimas. Ir štai Lietuvos mokslininkai yra šios paslapčių medžioklės dalis. Labai džiaugiuosi ir didžiuojasi savo kolegomis, tai puikus pavyzdys kaip atkaklus darbas ir kartais net detektyviniai duomenų paieškos metodai veda prie naujų kosmoso atradimų. Lietuva gal ir maža, bet mūsų žvilgsnis į kosmosą yra ganėtinai platus. Šiam kartui būtų tiek. Ačiū, kad išklausėte trumpą fizikos paskaitą. Iki.